Islamas reiškia paklusnumą Dievui. Tai ne tas pats, kas krikščionybė, kuris pavadintas Jėzaus Kristaus ramybė ir palaiminimas jam vardu. Islamas tiesiog reiškia paklusnumą Dievui. Allah arabų kalba yra Dievas, o būti musulmonu reiškia tiesiog žmogų, kuris paklūsta savo valia Dievui. Tai monoteizmas. Ir mes musulmonai sekame visų pranašų, gyvenusio iki Muhamedo ramybė ir palaiminimas jam mokymais. Tai apima Jėzų, Mozę, Adomą, Abraomą, Dovydą ir visus ankstesnius pranašus. Mes laikomės jų monoteizmo mokymų ir to, kad yra vienas Dievas. La ilaha illallah. Tai reiškia, kad nėra kito Dievo, tik Dievas. Nėra kitos dievybės, tik Allah. Allah vėlgi reiškia Dievą. Mes vartojame arabų kalbą todėl, kad Koranas mums buvo atsiųstas ir išsaugotas arabų kalba. Nes jei pažvelgsite į krikščionybę, religija labai pasikeitė dėl vertimų. Ankstyviausi krikščionybės ir Biblijos vertimai, Evangelija, yra graikų kalba, kurios jie niekada nekalbėjo tais laikais Palestinoje. Jie kalbėjo aramėjų ir hebrajų kalbomis. Ir nėra Evangelijų ta kalba. Jos yra iškraipytos. Jei sunaikintumėte kiekvieną žemėje esantį Koraną, mes sugrąžintume žodis žodin, nes milijonai žmonių mintinai išmoko Koraną. Ir tai vadinama Hafizo studentu. Jei klaustumėte, kodėl aš priėmiau islamą, nes tikiu į vieną vienintelį Dievą ir islamas tai duoda. Duoda taisyklės, kaip būti musulmonu, žmogumi, kuris paklūsta Dievui. Ašhadu la ilaha illallah, ašhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu.